Šį sezoną mes daug dėmesio skiriame Lietuvos piliakalniams. Jau žinote, kad būtent piliakalniais jų gausa mūsų kraštas išsiskiria. Tai mūsų protėvių paveldas, tai mūsų išskirtinumo ženklas. Tad šiandien reportažas bus taip pat apie piliakalnius ir apie vieną labai įdomią mįslę. Paslaptys yra dvejopos. Vienos būna išspręstos, o kitos taip ir lieka neįmintos. Šį kartą pakalbėsime apie pastarąsias. Ir dėl to aš susiruošiau į kelionę po Lietuvą. Aš atvykau į Suvalkijos lygumas. Ten, kur žemė yra tokia derlinga. Ir 19 amžiuje Lietuvos ūkininkai tuo pasinaudojo. Jie čia galėjo išauginti gerą derlių, jį parduoti, o sukauptus pinigus išleisti savo vaikų mokslui. Ir būtent tie vaikai, kurie išėjo universitetinius mokslus, prisiminė lietuvybės idėją. Už tautinį atgimimą mes jiems turime būti dėkingi. Būtent Suvalkijos ūkininkams mes turime būti dėkingi už Joną Basanavičių ir Vincą Kudirką. Tačiau aš čia atvykau ne dėl Suvalkijos lygumų ir ne dėl jų ypatingai derlingų žemių. Mano tikslas yra už mano nugaros. Matote tą kauburėlį? Ten aš dabar ir einu. O kol aš nueisiu, praskleisiu šiek tiek paslapties šydą. Tas kauburėlis tai taip vadinamas miniatiūrinis piliakalnis. Kodėl jie tokie ypatingi? Pagalbos kreipėmės į vieną geriausių Lietuvos piliakalnių žinovą Gintautą Zabielą. Nedidelė grupelė ten sudaro gal kokių 30 ar kiek piliakalniukų yra tie miniatiūriniai vadinamieji. Va, labai man įdomu, tai miniatiūriniai tie piliakalniai. Kas tai yra, nes ten jokios pilies negali būti? Taip, tai neįmanoma. Ten, kaip čia vienas vokiečių tyrinėtojas Lietuvoje atvažiavęs į tokį pasižiūrėjo, sakė, čia vieno namo geriausia atveju ir tas namas dar labai nedidelis šitos erdvės. Kol jums Gintautas Zabiela pasakojo apie miniatiūrinius piliakalnius, aš jau turėjau pasiekti savo tikslą, bet nepasiekiau, nes pakeliui kai ką įdomaus pamačiau. Ir mes artėjame prie Varnupių piliakalnio. Tačiau savo kairėje aš matau akmenis ir ant vieno iš jų yra prikalta lenta. Paskaitykime, kasgi čia parašyta. Ogi čia parašyta, kad tai yra ne senovės lietuvių palikimas, o meninė akmenų instaliacija. 2021 metais pradėta kurti akmenų kompozicija, imituoja senovės baltų laidojimo vietą. Pirminė idėja paminėti garsios, nuostabios mokslininkės Marijos Gimbutienės šimtmetį. Tai štai gera idėja, pasižiūrėkime, kasgi tie ir kaip atrodo tie akmenukai. Nudažyti akmenys, kaip matote, baltų laikais jų tikrai nedažė. Tikėtina, kad nedažė, bent jau neišliko iki mūsų dienų spalvų, akmenys yra sunumeruoti. Ir kaip rašoma toje lentoje, tikriausiai tai yra padaryta dėl to, kad šitie akmenys priklauso skirtingoms šeimoms ir kiekvienas, kuris čia atveža akmenį, galėtų žinoti, kuris yra jo. Čia matau ir 250, ir 205, ir 251 akmenį, tai aš manau, kad čia yra kažkur tai arti 300 šitų akmenų ir klausimas, ar aš surasiu pirmą, nes aš suradau čia 4 akmenį, kuris bent jau pažymėtas 4 numeriu, štai šitas. Būtų visai nieko surasti akmenį, kuris pažymėtas 1 numeriu, tai tikriausiai reiškia, kad jisai pirmas atsidūrė šitoje laukymėje.
178, o 22, 13, 11, 5. Ir pavyks man rasti pirmąjį akmenį. 55. O, trečias. Ir antras akmuo. Antrų numerių pažymėtas akmuo. Kažkur tai turi būti ir pirmo numerių pažymėtas akmuo. Ir ten 12, ten 4. O čia koksai 11. Ne, tai yra akmuo pažymėtas pirmu numeriu. Spėju, jisai čia pirmas ir atgulė. Uždavinį vykdžiau. Kai susipažinau su šia meninė instaliacija, galėjau sugrįžti prie Varnupių piliakalnio. Aš nufilmavau ir istorijos detektyvuose rodau rubriką Prakalbinti piliakalniai. Pasakoju apie tuos piliakalnius, apie kuriuos yra išlikę istoriniai šaltiniai ir žinomos istorijos, kurios nutiko būtent ten. Tačiau šį kartą, šį piliakalnį mes teisėtai galime pavadinti neprakalbintu. Kodėl? Ogi todėl, kad jisai slepia daug mįslių ir neatsakytų klausimų. Pirmiausia, apsidairykite aplinkui, juk jisai stovi vidury lygumų. Kai mes keliavome po kitus piliakalnius, jūs tikriausiai atkreipėte dėmesį, kad jie įkurti kalvotose vietovėse. Lietuviai įsirinkdavo aukštesnę kalvą, ją kažkiek tai padailindavo ir tenais įsirengdavo savo gyvenvietę. Čia, kaip jūs matote, šitas piliakalnis neabejotinai turėjo būti supiltas. Ir žinote, kas įdomu, archeologai čia atliko tyrinėjimus ir jie nustatė, kad pylimo viršūnė net 3 kartus buvo aukštinama, po kelis metrus. Molis būdavo supilamas, o sutvirtinama pušų rastais. Kodėl reikėjo čia gyvenusiems žmonėms tokią kalvą pilti? Juk tiesą pasakius, netokia jį jau ir aukšta, netoks jau didelis ir įtvirtinimas ir neaišku, ar didelė aikštelė yra viršūnėje. Lipkime ir pasižiūrėkime. Tiesą pasakius, mane nustebino šitas piliakalnis, nes aikštelė yra didesnė, negu aš tikėjausi. Apžiūrint šį piliakalnį stiprėjo nuojauta, kad vis dėlto čia galėjo būti įtvirtinimas. Iš tiesų, tai šitas piliakalnis netoks ir miniatiūrinis. Čia tikrai galėjo pasislėpti šiek tiek žmonių. Ir tiesą pasakius, aš galbūt dabar ir suprantu, kodėl būtent čia pylė gyvenę žmonės, o čia gyveno jotvingiai, šitą piliakalnį. Tai tarp šitų visų lygumų, geriausias įtvirtinimas. Ir dabar pats metas šiek tiek daugiau sužinoti apie šiuos miniatiūrinius piliakalnius. Labai smarkiai suformuoti, ten jeigu imti tyrinėti, ten yra seniai jau tirti, jie yra tik tarybinių laikotarpių. Kai kurie matos, kad ten tie kultūriniai sluoksniai stori, ten 1-2 pylimai supilti didžiuliai, ten kokie 5 metrai šlaitai visi sustatinti, žodžiu, ten darbo įdėta daug. Jo, o vietos pasinaudoti yra labai mažai. Čia vėl toks yra klausimas.
Vėl kažkas, tai vat atsakymų nėra. Čia vienas iš, vadinkim, tokių esminių, sakyčiau, iš piliakalnių pažinimo mįslių, kur mes net nežinom, nes jie daugiausia išplyti Nemuno vidurupyje, taip, tokiuose ten gražus Napoleono kepurė, va čia tokia... Pati garsiausia. Taip, tokių, kurie ten, jo, kiti yra, gal dar mažiau, vadinkim, garsus, bet labai gražiai atrodantis, vat, su tom gyvenvietėm. O kas juose buvo, nu, vat... Kas tai buvo, sunku pasakyti, bet kai kurias paslaptis vis dėlto išspręsime. Štai, čia dabar nelabai matosi, bet tokia yra duobelė. Ir žinote, kas yra įdomu, apie šitą piliakalnį buvo labai daug legendų. Viena iš tų legendų bylojo taip, kad lietuviai čia supylė kepurėmis šitą piliakalnį, kas pasirodo nėra tokia jau ir didelė legenda. Iš tiesų jotvingiai pylė šitą piliakalnį. Bet legenda bylojo, kad čia lietuviai nuo kryžiuočių paslėpė lobį. Ir jisai yra vidury šito piliakalnio. Ir žinote ką? Buvo žmonių, kurie patikėjo šitą legendą ir viduryje šito piliakalnio, tikriausiai būtent šitoje vietoje, kur mes dabar matome, kasė didelę duobę, ieškodami senovės lietuvių turtų. Ir šitas piliakalnis tarnavo įtvirtinimams ne tik tais 13 amžiuje jotvingiams, bet ir per Antrą pasaulinį karą. Štai matote, šitas išlikęs grioviukas, iš tiesų tai yra apkasai. Čia įsitvirtino kariai, kurie kovojo Antrajame pasaulinėme kare. Be abejo yra suprantama, nes šitas piliakalnis tai yra strateginė vieta, iš tiesų tarp šitų lygumų matosi labai dideli plotai. Ant šio piliakalnio aš atvykau pirmą kartą. Ir turiu prisipažinti, jog iš nuotraukų ir aprašymų aš buvau susidaręs šiek tiek kitokį vaizdą. Man atrodė, kad šitas piliakalnis yra mažesnis. Tačiau čia pabuvojus mane įtikino viena iš archeologų nuomonių, kad tokie miniatiūriniai piliakalniai buvo, slėptuvės. Tai yra gyvenvietė, ką archeologai irgi yra radę, taip, čia apačioje gyveno žmonės, o viršuje buvo suręsta pilaitė. Ir kai pasirodydavo priešai, gyventojai subėgdavo čia, užsibarikaduodavo ir gindavosi. Taip, čia pakankamai yra ploto, kad taip galėjo ir būti. Aišku, kai atėjo 13 amžius, pasirodė kryžiuočiai, jūs, kaip matėte, net tokias pilis paimdavo, ne į tokius kalnus užkopdavo, tai jau šitas piliakalnis jiems tikriausiai nesudarė didelių problemų. Ir archeologai jau nuo 13 amžiaus čia nebeatranda žmonių gyvenimo pėdsakų. Ruošiantis šiam filmavimui, ruošiant scenarijų apie šį piliakalnį, buvo numatytas ir dar vienas punktas. Jisai yra už mano nugaros, tenai tolumoje. Jūs dabar tik tais matote taškelį, tačiau tas taškelis yra akmuo. Manoma, kad tai yra mitologinis akmuo. Aš planavau prie jo nueiti ir jį apžiūrėti ir galbūt ką nors surasti ir jums papasakoti. Tačiau, kaip jūs matote, aplinkui yra apsodinti laukai. Ir prieimo prie jo nėra, tai mindžioti apsodintus laukus nėra gerai. Tai jūs pasigrožėsite tuo akmeniu iš toli. Tikrai čia gražu. Iškilęs piliakalnis tarp Suvalkijos lygumų atveria nuostabius vaizdus. Ir dar vienas labai įdomus faktas. Žinote, reportažo pradžioje Joną Basanavičių aš paminėjau ne šiaip savo. Pasakojimą,
kad jisai labai mėgo šį piliakalnį ir dažnai lankydavosi. Taip, kaip prezidentas Antanas Smetona mėgo lankytis Ginučių piliakalnyje. Tai tokios istorijos apie Varnupių piliakalnį. Viena iš kelių dešimčių miniatiūrinių piliakalnių, kurie yra Lietuvoje.